Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Jis pažadėjo ateiti į šią žemę vėl. Šaltą 1918 žiemą. Jis antrą kartą atėjo į šią žemę, kaip buvo pažadėjęs. Jis gimė tyliai. Jis atėjo slapčiau nei pirmąjį kartą, nes atėjo taip, kaip niekas nesitikėjo. Tūkstantis 948 metais, būdamas 30, jis pasikrikštijo ir vėl pradėjo mokyti to, ko mokė anksčiau. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Jis dirbo mūrininko darbą, itin sunkų darbą, kuris paliko skausmingų žymių ant jo rankų ir pečių. Jis buvo paniekinamas dar labiau nei tada, kai atėjo pirmą kartą. Žmonės sako, kad jis nėra Dievas. Daugelis žiūri į dangų, vis dar laukdami jo antrojo atėjimo. Tačiau, kadangi jis yra Dievo paslaptis, niekas negali jo atpažinti žmogaus išmintimi. Galite sužinoti, kas jis yra, kai pažvelgsite į Bibliją. Jis atnešė naujosios sandoros pašą. Galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su parinktais vynais, pokylį su sultingais, gardžiais patiekalais ir grynais rinktiniais vynais. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Ta diena bus sakoma, štai mūsų Dievas. Juo mes pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo.